prasidėjo nuo vyro svajonės tikriausiai, nes jis visą laiką svajojo auginti elnius. Ir tiesiog pasitaikė tokia galimybė, sužinojom, kad yra finansavimas jauniesiems ūkininkams ir pasinaudojom ją. Gyvendinom projektą, gavom finansavimą ir dabar esam ūkininkai, auginam elnius. Mums tiesiog pavyko, kad turėjom idėją ir žinias, kaip rašyti projektus ir tiesiog tai mums pagelbėjo tai įgyvendinti. Jie yra visgi laukiniai žvėrys ir tai nėra karvutė ar vištelė, kuri tokia naminė yra. Tai čia visgi yra laukinis žvėris, kurį vis tiek ir auginti turi kaip laukinį. Jie atsiveda jauniklius ir turi žinoti tokių specifinių dalykų, kad nereikia jų gelbėti, nereikia jiems padėti, jie viską daro patys ir jeigu lysi, gali padaryti tik blogiau. Tai žodžiu tokie dalykai, kad yra laukinis žvėris ir visai kitos taisyklės ir auginimo formos. Tai mums buvo svarbu apsitverti tuos 2 hektarus žemės, tvora. Iš tiesų, sakau, brangi, ji buvo labai reikalinga, tokie kokie turi būti, nes iš ties žvėris yra laukiniai ir ateina ir laukiniai dar kiti žvėrės, tarkim su tuo didžiuoju mūsų patinu elniu pakovoti. Ir iš ties, jei būtų tvora ne tokia gera, kokia jos reikia, jie tiesiog ją išplėštų ir pabėgtų. Tai įsigijom tvorą, įsigijom traktoriuką, su kuriuo galėtume vežti maistą, juos prižiūrėti. Tai buvo iškasti 2 prūdai, buvo pastatytos 2 pastogės. Tai visiems šitiem dalykam ir gavom finansavimą. Ir žinoma, nusipirkom dar ir elnius. Tai nusipirkom pradžiui 11 elnių ir 3 danielius. Jau 3 vada bus, mes laukėme 3 vados, tai jų vis gausėja. Be paramos tai tikriausiai neįmanoma. Tiesiog iš savų lėšų pradėti ūkį tokį, tai iš ties labai sudėtinga, nes labai brangu, vien tvora labai brangiai kainuoja. Tai patiems vieniems be pagalbos tai tikrai, manau, būtų neįmanoma, tiesiog ir liktų svajonė.